Tylė gretose, taip pat buvęs Lietuvos rinktinėje, tiesa rungtyniavo jis tik tai su Estijos rinktinė pirmose rungtynėse, įvairių aplinkybių negalėjo atstovauti Lietuvos rinktinėje, tai traumos, tai kitas. Seinis Buinickis nuostabiai žaidžia Senė. Jeigu ir čia Evaldas Vyšniauskas sugebės šioje dvikovoje nugalėti savo varžovą, bus kažkas neįtikėtino, ne. Taip nei. Šios abiejonės labai sunku. Sokolovas ir Buinickio dar vieną. Komanda buvo čia tokia. Arčiau vartų labai graži situacija, rezultatyvus perdavimas, kurį atlieka Seinis Buinickis. Čia šioje atakoje buvo labai arti įvarčio. Na ir turbūt netgi, kaip sakoma, kartais įvartis bręsta Mežonis. Buinickis. Paskutinė pusę minutės iki šio kėlinio pabaigos. Ataiko įvarčio. Na, šiek tiek. Po centimetrų pritrūksta Buinickis vėl. Streliecas, o čia puikiai proga Zagorskas išmaudo. Puikiai ten išmaudo jaunį Juozaitį, tačiau šiandien dega prie bėgianto komandos pavadinimo švieslentėje, o čia Arsenijus Buinickis kamuolį išneša. Audrius Juozaitis. Rungtyniauja Arsenijus Skriejo įvarčiai į tuščius ir neginamus bėgianto vartus. Čia Arsenijus Buinickis, jo reidas ir šansas, tačiau Kęstutis Bulatovas saugojo savo vartus Buinickis prieš Bulatovą ir kamuolys įskrieja į vartų tinklą tarp Bulatovo kojų. Čia, aišku, Arsenijus Buinickis nuo įvarčių pernelyg nesidžiaugia. Aišku, dabar nenaudoja taktikos, žaidžia daugiau, galbūt sakyčiau. Teisojojoj, koks smūgis, Arsenijus Buinickis ir vienas. Taip, atrodo, iš niekur. O dabar labai pavojingas futbolas ir dar kartas futbolas. Pergalės čia dabar Arsenijus Buinickis, proga jam gražiai žaidžia Arsenijus Buinickis. Pasirinka šį variantą ir pasirinka teisingai. 4-1, Senės dublis, Senės 10-asis. Jubiliejinis įvartis šių metų futbolo lygos čempionate ir bekantui be jokios abejonės. Tenka nugalėtojų laurai šiose rungtynėse 4-1. Strange as it seems, I'd rather dissolve than have you ignore me. Ir čia Arsenijus Buinickis labai geras jo perdavimas, ideali ataka ir Mežonis. Arsenijus Buinickis savo perdavimas tiesiog idealus, na, paminėti. Šiandieną teisėjauja Arsenijus Buinickis. Ataka dar kokias. Čia Buinickis šauna ir atakas vėl vienas. Bet ir didėjai biržai. Galvos griebti galėjo, o čia Buinickis. Zagorskas po puikaus Buinickio perdavimo ir bėgiantui, tačiau tokias, sakykime, į antrą pusę 2-1 turėtų būti įvartis ir čia kaip meistriškai žaidžia Arsenijus Buinickis. Bravo jam ir mažai idėjų, kurie taip išlaikytų ramumą tokioje situacijoje.
soak up. Congratulations. Ir labai graži situacija, plojimai, iš tikrųjų galite paploti. Bezikordovas! Va taip, 2-3. Ir mūsų pirmasis ketvirtas mažina atsitikimą. Šuolis Buinickas, kas rizikavo, studijavo, svajojo. Fiesta įvarčiai antrajame kėlinyje pasipila į estų vartus, net šešis. Antrajame kėlinyje ir štai tokios
mūsų vyrai, dar 2 minutės ir dar 2 minutės. Tikrai mūsų vyrai yra Jeremėvas geresni. reikia perdavimą Keturi du, ateik čia, sako Senė estams. Ar tu matei, kaip paguldė ten Arsenijus Buinickis visus estus ant žemės? Visai matėjai. Jeremėvas reikia perdavimą Dabar jau skrenda jis į dausas ir turi tam teisę. Maris Bezikornovas. Su tekstu iš savo vietų. Arsenijus Buinickis fantastiškai susidoroja su situacija. Ojojoj, kamuolys tiesiog praskrieja centimetrus nuo gruzinų vartų, tačiau aš ką pastebiu, kad antrasis gruzinų vartininkas tikrai nėra toks geras, koks yra. Buinickis per save! Jeremėvas su kamuoliu smūgiuoja ir Kampinis favoritai, kad Jėzus turi profesionalią lygą, kuri visus metus žaidžia futsalą ir kuri net žaidėjų lauką net nesiplėšia, o čia Senė. Buinickis gerai palieka kamuolį ir turi kvapą. Kurskas, tiesiog 3 varžovai. Pirmasis mūsų ketvirtas ir perimas. Žaidžiama Buinickis! Kaip? Tobula ataka, viskas įdėlėja tik ten. Varžovas Senė ir deja, tačiau Grekas vietoje. Iš tikrųjų, Maltos komandos Geras perdavimas ir neuždaro Smolkovas. Koks geras perdavimas. Galo kamuolį. Arsenijus Buinickis. Buinickis, 1-1, na! Ir puikus smūgis ir dabar aplodismentai tiek Arsenijui Buinickiui, tiek Prancūzijos rinktinės vartininkai.
Tiesą sakant,